žinai. Aišku, aš taip fotografiškai nenustatau, bet šiek tiek gal panašu. Nes iš tikrųjų 16 metais. Tada jau nebetiks, ne, interjerų. Bent jau kitoj pusėje kitas būtų, kad persik galėtų. Kaip valdžių keičias, taip ir apverti. Čia gali pagalvoti, kaip du pasauliai. Tai iš tikrųjų čia 16 metais tapyt, nors 14 invazijoje jau po biškelį į tą Ukrainą pradėjo vykti ir raudonosios beždžionės metai buvo tada. Ir kokius kaip šauktelėjo į galvą Minskui, tas parazitas tiek agresyviai kišasi tą Ukrainos gyvenimą, paskui puolė. Ir paėmiau tos raudonosios beždžionės metais, visą tai vyko 16. Ir ta pagrindinė invazija ir paėmiau ir jam žinojau. Vos ne kaip beždžionė, toks kaip primatas. Dar žemiau tavo. Kaip? Dar žemiau tavo primatas. Jo, beždžionės dar kažkaip meilė, bent jau rodė. Čia daugiau. Čia ir sovietinių laikų vienas kūrinėlis, kur savo autoportretą nusipašiuot, kaip aš portretus paškinuosiu. Nesunkiai galėčiau nustatyti fotografijas, kaip pasidarys. Bet va čia yra sovietiniais laikais, 84, jau biškartiek. Kas irgi simbolizuoja būtent tokių ribatai? Čia iš tikrųjų tais laikais, sovietiniai, tai mes labai daug tos literatūros bent jau aš neturėjau ir tai pasauliniam religijom visom neturėjau galimybės pasidomėti. Tai čia daugiau krikščioniškas tas periodas. Sakykime, aš buvau savotiškai irgi įsijautusi tą krikščioniškai laikotarpį ir vos neapsimovęs to žaizdot to Kristaus kojom. Tiek nebuvau fanatiškai religinė, jokiais laikais. Religija man yra toks kaip ir pažinimą tik tai kels. Net ir Dievo sampratos tokios nesuformulavęs iki gal, kaip jis iš tikrųjų turėtų atrodyti. Tai va čia yra savotiškai susipakavęs žmogėnas, ne pats savo norų, bet sistemos supakuotas. Diplomatai tie gal vyresniai prisimenu buvo tokie madingi. Čia mano draugykė, kol dar nebuvo pliktelės. Ir toks kaip maišas kylantis beveik iš tos duobės, iš tos sistemos duobės. O ten tais laikais, jūs kaip jaunesni, gal ne kiekvienas atsimenat, buvo tie bulgariški globusai tokie, pasislėpinas pasiniukai, vienintelis Sovietų sąjungoj tas saldus malonums buvo. Nieko panašaus nebuvo kaip dabar, tai vairuojant vaisių. Tai prisirinkę butelį mes pabaiginėdavom ir pirkdavom tos globus, paslėptus, pakirdavom kūną kaupį. Tai vietoj pagalbės pasidėjau kaip prisiminimus, kad tai net iš malonumų buvo tuo laiku.